tau turi labai patikti tavo darbas. Gydytoja veido žandikaulio chirurgė Otilija Kutanovaitė yra iš tų kolegių, apie kurios pagalvoja sutikus. Čia yra mano alter ego. Čia yra žmogus, kuriuo aš žaviuosi daug metų, jos įkvėpimu, jos fantastiniais chirurginiais darbais ir jos asmenybės grožiu. Ir aš manau, kad ir jums tai bus labai įdomu. Esi viena ryškiausių naujos kartos galvos kaklo chirurgų Lietuvoje. Operuoji sudėtingus atvejus, dirbi klinikinį darbą, esi jauna mama, dirbi estetinės chirurgijos srityje. Kaip atėjo sprendimas rinktis veido žandikaulio chirurgijos karjerą? Tada tais metais nepriėmė į plastikos chirurgiją. Ne, bet iš tikrųjų man pasirodė, kad perskaičius tą visą veido ir žandikaulių chirurgo normą, tu matai tokią labai plačią sritį, kur tu studijų metu, tarkim, galėsi kažką išsirinkti konkrečiau, matai, bet gali dirbti ir visiškai paprastą darbą, jeigu toks noras būtų, bet aš mačiau, kad aš galiu daryti didelius dalykus ir to labai norėjau. Ir norėjau tos veido srities, nes man tas funkcinis toksai, funkcinė svarba, ta estetinė visa svarba, man labai man kažkaip tai norėjosi to iššūkio, sakykime taip. Gerai, o prisimeni momentą, kada tu savo pasakei tikrai, aš tai galiu daryti? Aš nežinau, kai įstojau į tą veido žandikaulių chirurgiją, ten per rezidentūrą mes turim, nežinau, ten dantų rovimai, tokie visokie traumos, ten tarkim, aš supratau, kad aš traumose visai gerai gaudausi ir sekasi man tas operacinis gydymas šitos vietos. Ir aš susitikau per mūsų vieno vedėjo išėjimą į kitą įstaigą, susitikau tokį garsų veido žandikaulių chirurgą ir mes kažkaip pasišnekėjom, tai ką tu galvoji, kaip tu čia, ką tu manai veikti, sakau, mane kažkaip veidinio nervo paralyžius labai domina, dar kažkas, sakau, nuvažiuok, bet pas tą ir tą profesorių. Ir kažkaip man tas kontaktas gautas, mane labai įkvėpė, nes aš nuvažiavau ir pamačiau, kad pasaulyje žmonės daro didelius dalykus, ne tik dantis traukia, ir kad tokia sveika konkurencija, tie sudėtingi atvejai, kad čia yra kažkas tokio, dėl ko tu renkiesi iš vis mediciną. Ne šiaip, nežinau, apie loristo galbūt tą profesiją, kur sakai, kad ausų sieros, žinai, tuos kamščius plauti, tai nesinori man šito, manęs tas visiškai nedomina, aš noriu, kad man reikėtų galvoti. Man irgi per veidinį nervą tą patį užsivedė, irgi aš pamačiau, kaip daromos anastomozės, kaip daromos reabilitaciniai chirurginiai dalykai dėl veidinio nervo. Ir irgi aš esu pamačius tokių tarptautinių labai gražių pavyzdžių. Esi puikus sektinas pavyzdys jauniems gydytojams. Ar teko kada nors įrodinėti daugiau vien to, kad esi moteris? Čia, žinok, negaliu tokio feministinio klausimo neužduoti. Ne, tai visą laiką. Tai čia, man atrodo, medicina yra labai toksai įsišaknyjęs šitas reikalas, kuris po truputį yra išgyvendinamas, bet vien dėl to, kad moteris geriau mokosi vidurinį mokyklą ir daugiau sustoja mediciną, daugiau baigia, tai tada automatiškai viskas keičiasi ir chirurgijai vis daugėja moterų. Bet šiaip tai, kai aš pasakiau vienam tokiam chirurgui, kad aš ketinu stoti į chirurginę specialybę, net nesakiau į kokią iš tiesų, gal tada net nebuvau nutarusi, bet jis manęs paklausė, o tu moki mišti kriauklę atsistojus? Tai pasirodo, jeigu moki, tai gali būti chirurgu, o jeigu ne, tai tada reikės išmokti. Tai žodžiu, mane iš tikrųjų dar labiau, kaip čia pasakyti, ne tai, kad įkvepia, bet tiesiog paragina mane tada su jais, nežinau, kovoti ten ir įrodyti iš tikrųjų, kad tu ten nesi tokio lygio kaip eilinis chirurgas. Ir
Bet visuomet studijose visuomet pasirenka kokį nors vaikiną, kad ten asistuotų, ten tada vedasi kažkur kažką rodo, bet tau reikia taip, iš tikrųjų visada kažkaip tai išsiskirti, kad galėtum kažkur pajudėti prieki. Tai... Ir visą laiką yra tas klausimas apie nėštumą, apie planuojamą nėštumą, kada dabar su to nėštumu, ar tu kada čia pastosi ir taip toliau. Esi jauna mama. Kaip atrodo tavo darbo ir asmeninio gyvenimo balansas? Ar jisai apskritai yra įmanomas chirurgijai? Jisai, nežinau, ar balansų galima tą pavadinti, gal disbalansas šiuo metu dar, bet aš labai irgi stengiuosi dirbti su šito visų reikalu, nes, darbas labai greitai tave įtraukia ir suvalgo ir nelieka niekam kitam, iš tikrųjų, chirurginiai specialybių, bent jau mūsų, nes yra tokių specialybių, ir net chirurgijoje tikriausiai, kur tu padarėjai, išėjai ir viskas, ir pamiršai. Tai mūsų yra pakėlė į lopą laisvą ir tada 4 dienas galvoja, ar čia neužsitrombuos kas, ar nekvies tavęs į operacinę, ar dar kažkas. Bet ir esu, kada išėjau po motinystės atostogų į darbą, tai 1 mėnesį galvojau, kam aš čia grįžau, nes neturiu pacientų ir man buvo nuobodu, bet aš žinojau, kad viskas užsives ir tada per 3 mėnesius aš jau matau, kad aš nebeišeinu iš darbo ir tada, tenka kažkaip sustoti ir pagalvoti, tuos prioritetus susidėti, kažkaip tai riboti save tame darbe šiek tiek reikia, jo. Aš manau, kad labai reikia riboti. Ir, ta prasme, sąmoningai. Nebijoti save atiduoti, bet riboti reikia. O kas su vaiku buvo? Antruosius metus buvo tėtis su vaiku. Mano partneris yra mano partneris, ne šiaip kažkoks, nežinau, vaiko tėtis. Tai mes buvome susitarę iš pat pradžių, kad bus taip, kad aš 1 metus išeinu į tas atostogas vadinamas, tada jisai kitus, o paskui vaikas išėjo į darželį. Tai taip pat ir keičiamės. Tai labai gerai. Tavo praktikoje aš manau, kad tikrai dažnai susiduri su techniškais ir emociškai sudėtingais atvejais. Ar turi saugią erdvę kažkaip išsikrauti, išgyventi emocijas po tokių dalykų? Kur išgyveni tą sudėtingą emocinį foną? Aš nesu kažkoks labai uždaras žmogus, tai nėra taip, kad aš ten kaupčiau viską savyje, tai aš išsišneku, aš turiu... O kam pasakoja? Mūsų skyriaus vedėja, pavyzdžiui, yra mano ir, sakyčiau, dvasinis lyderis. Ta prasme, jinai tikrai yra komandos lyderė šiaip jau. Ir visus tos tokius sunkius atvejus, aptarimus, to, kas tau nutiko, ar operacinė, ar po operacinės, tu gali su ją pasišnekėti. Ir aš žinau, kad jinai supras mano visą situaciją. Nesvarbu, kad ten tarkim, vienokia ar kitokia jinai yra. Bet šitas yra svarbus dalykas, kad tu gali papasakoti savo tiesioginiam vadovui, kad nereikia tau nuslėpti kažko ten, tarkime, gali pasikalbėti su kolegom, aš irgi neturiu to tokio, nežinau, kaip įpročio ar tokios tradicijos, kad, ten, jeigu tau kas nors nepasisekė, pavyzdžiui, tai kad tu niekam nesakai ten ir nuslėpi šitus dalykus, tai vėlgi, man atrodo, irgi svarbus dalykas. Labai. Su draugai šeimoje, aišku, tas pasakojimas yra toks jau ribotas, nes negali... Nes jie nesupranta, kas yra vedinis nervas. Tai reiškia, tu manipuliuoji vedinį nervų. Taip, tiesiog kiti supratimai ir tą emociją nelabai norisi apkrauti. Taip, matosi, kad aš ten susinervinus ten ar dar kažkas, tai šituo mes pasidalinam, bet iš esmės tai aš stengiuosi tą tokią emociją daugiau darbe palikti. Daug per konferencijas kalbi apie chirurginių indikacijų plėtimą. Bet kartais sustoti yra irgi brandos požymis. Kaip tu priimi tą sprendimą sustoti ar eiti toliau? Nes tu daug kalbėjai apie šitą dalyką. Taip, mes esame tie, kurie operuojam daugiausiai ten galvos kaklo 4 stadijos, 3 stadijos navikų, tikrai tokių sudėtingų, kur tu turi pagalvoti, ar gali tą padaryti, ar ne, ar reikia tą daryti, ar ne. Tai iš pradžių, aišku, nedarydavom dėl to, kad ten kažko nemokam, tada augo ta kompetencija ir gali daug ką padaryti iš tikrųjų dabar. Bet vėlgi vertinam, aišku, ir savo tenai tas techninės galimybės, kiek tu tą gali
pasiekti, kiek tam žmogui tai yra svarbu, kiek jisai supranta ir kokie jo vis tik tai, bent teoriniai šansai geriausių atvejų, ten to išgyvenamumo ar funkcijos kažkokios išlaikymo, kokybės gyvenimo irgi išlaikymo, atkūrimo. Tiesiog, jeigu tu matai, kad tavo tas darbas, tavo iššūkis bus tik tavo iššūkis, o žmogui nuo to nebus geriau, tada reikia sustoti. Ir man atrodo gal visai pavyksta šitą. Ir dar toksai dalykas, kad tas aptarimas kolegų tarpe irgi svarbus yra, kad tu... Aš žinau, kad kas nors tenai yra vienas ryžtingesnis, kitas, tarkim, netoks ryžtingas ir vienas imtųsi tokio darbo, kitas ne, bet kadangi mes dirbame komandai, kur tikrai reikės vis tiek 3-4 chirurgų, tai tu privalai savo tos kolegas informuoti, kad tu nori tokį dalyką. Nori būti herojė. Nori būti, jo, reikia padaryti. Ir šiandien aptarinėjom tokį atvejį, kur kitur neoperuoja ir mums irgi truputį kaip ir baisu, bet tada tu galvoji, jaunas žmogus, taip, anaip, čia tas ir tas apsitari, bet mes jau irgi tada susibūri, visi turi pritarti šitam veikalui. Tai. Jo, jeigu ypatingai pacientų nėra, jau kur dėtis iš esmės. Taip, bet tokio aš nežinau, nėra taip, kad tu darai tai, kas yra pasaulyje nedaroma, pavyzdžiui, arba kad tu čia išgalvoji kažkokį labai naują metodą. Taip nėra, tu darai įprastus dalykus, tik tai kažkokius labiau advanced, tarkim, bet nežaidi su žmonių likimais. Yeah. Tas, man atrodo, labai svarbu žinoti, kad tu vis tik tai nesi ten tas dievas, kad ir norėtum labai, bet ne. Ne, tikrai ne. Ką norėtum išgirsti iš vyresnių kolegų, bet niekada neišgirdai? Nežinau, aš iš tikrųjų nežinau, ar aš tokių lūkesčių labai. Aš taip, pavyzdžiui, apie tas nesėkmes galbūt norėčiau daugiau girdėti. Taip. Iš mūsų rato, tarkim, Lietuvoje nelabai daug aš šneka apie komplikacijas, pavyzdžiui, ir labai žavi tada tų žmonių, kurie atvyksta ten iš valstijų, tarkim, kur tau visą 2 valandų paskaitą pažiūrė tenai, kur ten supūliavę, neprigyja, nupuvę iš 6 karto ten ir vis tiek kažkoks tai išeina šlamštas ir tu tada žinai, kad ne tu vienas esi toksai ir kad vis tik tai, visi turi tų tokių nesėkmių ir tai nėra tavo tas toksai stopas kažkoks, tai taip, šito aplinkoje mūsų trūksta, bet bendraja prasme tai nėra taip, kad aš labai noriu ten to pripažinimo iš vyresnių kolegų, tarkim. Man atrodo, darbai kalba patys už save ir ten tu liaupsiu ar kažko. Kaip tu vertini savo rezidentūros patirtį? Ar turėjai realias galimybės augti kaip chirurgė? Mano rezidentūra... Ar teko ieškoti pačiai, sakysim, kažkokių galimybių labiau, jeigu procentaliai? Mano rezidentūra tokia, sakau, kaip pagal licenciją labai platu tenai viskas, pagal programą irgi, bet realiai bazė mano profilinėje ligoninėje, kas tau iš karto sako, kad tu ten labai daug ko nepadarysi, nepamatysi, nes tiesiog net techniškai ten negalima daryti sudėtingų dalykų. Išėjus į kitas bazės, ten, tarkim, Lazdynų ligoninės neurochirurgijos skyrių, aš buvau priskirta su gydytoju, kuris operuoja stuburus. Ir aš, žodžiu, mėnesį ten nuo ryto iki vakaro toje operaciniai su stuburais dirbdavau, asistuodavau. Šiaip galėtum teoriškai apie veidinį nervą, apie kaukolės pamatą. Taip, apie pamatą, apie, nežinau, galvos smegenų kažkokias, vis tiek, kas politrauma, galų galia dar kažkas, tai tas būtų svarbu, bet aš buvau lygiai vienoje operacijoje galvos. Ir tas, tarkim, studijų kokybė, aš manau, kad nėra nuostabi šitoj srity, bet, sakau,
man labai pasisekė, kad aš sutikau savo tos rezidentūros metu tokių šviesulių, kurie mane kažkur nukreipė. Ir tada, kai prasideda tas visas kaip grandinė reakcija. Aišku, ten tau baisu kažkur išvažiuoti ir taip toliau, bet ten tu ryštėsi, ten paslampinėjai 2 dienas konferencijų, kol pasiryšti ten prieiti prie žmogaus, su kuriuo tau reikia pašnekėti. Bet tada, kada tu tai padarai, tada viskas prasideda. Ir mano viskas gal prasidėjo ta kelionė nuo išvykos į Italiją ir užsisuko viskas. Tai kas buvo tie mentoriai? Sakysime, tokie svarbiausi tavo gyvenime. Mano svarbiausi žmonės buvo Simonas Grybauskas, kuris man pasakė, į ką reikia kreiptis. Taip. Ir aš tada nuvažiavau, susiorganizavau, tada aš nuvažiavau pas profesorių Federico Biglioli, kuris dirba Milane. Tada tenai aš susipažinau su tokiu Giacomo Colletti, kuris yra irgi garsus veido žandikaulių chirurgas. Tada ten prasidėjo kursai visokie, stažuotės fellowshipai onkologijos srityje su visokiais irgi veido žandikaulių grandais. Ir kitas svarbus žmogus, aš sakyčiau, jeigu apie Lietuvą kalbant, tai yra Renaldas Vaičiūnas, plastikos chirurgas, kuris buvo skyriaus vedėjų. Vieno iš skyriaus vedėjų Žalgirio ligoninėje, kur buvo mano rezidentūra, ir kad jisai galėdavo irgi ateiti pasikalbėti, pasiguosti, pasitarti, kaip tenai kas. Ir jisai buvo tas toks irgi, toks, nežinau, lyderis, tarkim, irgi, kur tikrai galėdavai kažkaip tai pasikalbėti. Ir tada Gibavičienė, kuri tapo vedėja, mane pasikvietė po rezidentūros studijų dirbti. Tai vat Lietuvoje yra tie 3 tokie žmonės, kuriems aš amžinai dėkinga būsiu. Bet tam, kad tu ką nors išmoktum per rezidentūros studijas, tau reikia važiuoti kažkur, reikia eiti pačiam, reikia savo stipendiją išleisti ne suknelėm, ne koncertam, ne kažkam, bet tiesiog vieni perka, padidinamosius akinius ir važiuoja į Italiją, ten pusbomžiais būti ir ten dirbti ir mokytis, o kiti plaukia pasroviui, tarkim, ir tu išmoksi kažkokių ambulatorinių ten tų procedūrų, bet niekada nebūsi geresnis už tuos, kurie tave priėmė į rezidentūrą. Aš esu irgi iš tų pusbomžių, kaip tu pasakėjai, kur gyventi tenai, nežinau, iš tų visokiausių, nežinau, dirbtinių bulvių, kur užpili vandeniu ir galvoju, tūno konservai čia yra tiesiog gyvenimo pabaiga, bet liuks tu matai gerus chirurgus, gerai. Visiškai pritariu. Tai tada kitas mano klausimas, o ką galėtume mes pakeisti, ką reikėtų pakeisti mūsų chirurginėje edukacijoje? Man atrodo, kad kažkaip yra mažai tų žmonių, kurie iš visą edukaciją užsijama. Taip. Bet vėlgi tas čia, vieni teisinasi tuom, kad ten negauna atlygio už tą, kas irgi iš tikrųjų svarbu yra. Kitas dalykas, mes čia kažkaip su kolegom kažkada kalbėjom, kad otorinolaringologijos rezidentūra būdavo 3 metų, tarkim, ne? Tai per 3 metus tu niekaip chirurgijos neišmoksi, neįvaldysi jokių būdų. Ir dar vienas aspektas, kad mes tada galvojam, kad jeigu 3 metų rezidentūra chirurginė čia yra, tai ją stoja irgi žmonės, kurie galbūt neturi ambicijos kažką tenai labai ir nuveikti toje chirurgijoje. Tai man atrodo, čia ir to edukatoriaus vienas toksai klausimas, bet ir to rezidento lūkestis, ką tenai išmokti. Vieni žmonės stoja į krūtinės chirurgiją, kiti ten į veido žandikaulių, kiti į lorpą, tarkim. Tai man atrodo, šitas yra svarbus dalykas. Bet, ir tas toks, galbūt iš edukatoriaus pusės, kad nereikėtų bijoti tos konkurencijos, nes yra žmonių, kurie yra vieninteliai, darantis vieną ar kitą operaciją, pavyzdžiui. Ir neprisileidžia ten, nei rezidento išmoko to daryti, dėl to, kad čia jau visiškai high-endas yra totalinis ir tikrai jau čia tik tai jisai vienas gali. Ir dabar jisai patenka į avariją, susilaužo abidvi savo rankas ir kas operuoja, pavyzdžiui, tuos, vaikus su nesuaugimais lūpos ar dar kažkokiais dalykais, ne? Tai pasibaigia čia su juo viskas. Tai tas toksai supratimas, kad tu vis tik tai nesi dievas, nesi kažkoks tai vienintelis ir neturi tokiu būti, yra labai svarbus. Aš, pavyzdžiui, žinau, kad aš
man kas nors atsitiks, aš išeisiu ten 2, 3, 4 vaiko ten auginti, tarkim, tai bus po manęs, kurie daro šitas rekonstrukcijas. Gal dabar lėčiau, bet bus ir greitis atsiras ir viskas ir nėra taip, kad ten ne, tu nedarysi šito. Tai man atrodo, tas mentalitetas toksai, kad tu nesi vienintelis irgi labai svarbu suprasti. Tu paminėjai tą neurochirurgijos savo patirtį, tas lankstumas turėtų būti, nes jeigu tu sakytum, kad tau patinka labiau prie veido, prie kaukolės pamato ir jeigu tau leistų, sakysime, daugiau matyti to operacijų, įsistoti, galbūt kažką daryti, ar tai būtų gerai? Jeigu tau leisti pasirinkti, nebūti prie stuburo operacijų. Ai, taip, aš tai manau, kad tikrai reikėtų atsižvelgti į to žmogaus norą, jeigu jisai yra kažkoks pagrįstas, ta prasme, nes dirbti tam, kad dirbti toje rezidentūroje, taip, tai čia darbai yra, aišku, tau moka atlyginimą ir taip toliau, bet tas darbas jisai turi prisidėti prie tavo to, būtent to išsilavinimo, kurio tu sieki. Reiškia, aš noriu būti veido žandikaulių chirurgija ir nei kineziterapeutė, nei stuburų neurochirurgija aš niekada nebūsiu ir mano kompetencijai šitas niekaip man nepadės. Tai aš šiuo atveju buvau apkrauta darbu, kuris nieko gero mano išsilavinimui nedavė, tik tai bendrajam išsilavinimui. Sakykime, universitetinis išsilavinimas, aišku, irgi nėra tik tai tavo ten medicina, bet ten ir medicinos istorija, dar visokie dalykai, bet čia jau kalbam apie specialybę, apie, tu šiaučium nori būti kažkokiu, ar ne? Jo, ir ypatingai aš žaviuosi tais jaunais daktarais, kurie tikrai žino, ko jie nori, nes tokių nėra daug. Taip. Ir čia yra talentas, jeigu žmogus tikrai, tu matai, yra užsidegęs, yra tikrai galvoja visą laiką apie tai ir eina to keliu ir aš manau, kad kai kuriais atvejais tikrai reikėtų duoti, nes čia labai retai tai būna. Paprastai dažniausiai žmonės galvoja apie vieną arba kitą ir tinka ir tas ar anas. Tai šitas, aš manau, kad tikrai mes turime atkreipti į tą dėmesį. Tarp tavo ekspertinių sričių minima ir veido patempimo chirurgija. Papasako, kas bendra yra tarp rekonstrukcinių operacijų po galvos kaklo navikų šalinimo ir estetinės rekonstrukcinės chirurgijos. Aišku, čia yra tokia radikaliai skirtingos sritis, tarkim, bet iš chirurginės pusės tai mes su tais visais veido sluoksniais, pavyzdžiui, susiduriam kiekvieną dieną operuodami paausios seilių liauką. Tu viską darai iš tikrųjų tą patį, tik tai to paties patempimo, tarkime, nedarai. Tai techniškai tas yra labai panašu į mūsų kasdieninį tokį darbą, tik tai paciento lūkesčiai yra kitokie. Tai kai tu sieki pašalinti navikai ir tenai, kad būtų nepažeistum, tarkime, funkcijos, taip toliau, o čia tu dar nori kažką ir pagerinti, dar visaip, ir tik iš estetinės pusės, ne iš kažkokio ten, nes dažnai sako žmonės, tai čia vėžys vis tiek buvo, tai ten, kad ir ką jau padarysi, vis tiek žmogui, tai vėžį išgydai, o čia tai tu nepasislėpsi po šitų visų dalykų, tiesiog, lūkestis yra visiškai kitas. Kažkada tavo tymas į Nacionalinio vėžio instituto galvos kaklo chirurgijos skyrių leido gyvendinti tam tikras idėjas dėl rekonstrukcinių operacijų. Ar pilnai visos tavo idėjos buvo įgyvendintos? Vien ta idėja, kad jos buvo pradėtos. Taip. Su mano atėjimu, nes niekas nebuvo daroma iki tol, buvo kažkokie pavieniai tokie atvejai, kur ten pasikviesdavo plastikos chirurgą arba dažniausiai tiesiog jų tenai skyriuje, kitoje ligoninėje parodavo. Tai šitoje ligoninėje čia buvo visiškai naujas skyrius ir dabar tų operacijų esame padarę arti 200 laisvais lopais, o ten dar tie visi pasukiniai, kur iš pradžių labai didžiuodavo, mes ten pektoralį pakeldavę ir ten skaičiuodam ir paskui jau kažkaip nebeįdomu buvo, nebeskaičiuoji ir nebedarai, tai tas toksai. Ko galbūt nepasiekėm, tai iš techninės pusės, kad neturim ten kažkokių navigacijų, pavyzdžiui, kas galėtų išplėsti mūsų tokias kompetencijas šitoj srity ir kas dar yra neįgyvendinta, tai tos visos reabilitacijos, iki kurių mes neprieiname būdami chirurgai, ta prasme, kad
nebelieka laiko apie tai ten kažkaip tai kalbėti, inicijuoti kažkokių dalykų, bet mūsų žmonės jo negauna reabilitacinių normaliai paslaugų, kas galėtų dar labiau pagerinti jų tas funkcijas. Kineziterapeutų trūksta, ko trūksta? Taip, tai jeigu į reabilitaciją patekti žmogui reikia kelių mėnesių, tai tas toksai paslaugos prieinamumas yra mažas ir ligonių kasos neapmoka su mūsų ligos kodais reabilitacijos, nepriklauso reabilitacija. Ir amžinatelis Ipaškevičienė mūsų reabilitacijos vedėja, jinai buvo pradėjus ten visokius tuos prašymus rašyti, kažkokius tiesiog kaip išskirtinius atvejus. 1, 2, 3, 4 žmogų išsiųsdavom reabilituotis, bet tas toksai. Tai tu pasakok, ką reiškia reabilituoti, kokios funkcijos yra sutrinka po jūsų operacijų. Tai yra vienas svarbiausių funkcijų ir jos yra matomos ir jos yra estetiškai labai nukenčia ir funkciškai nukenčia. Tai papasakos, apie ką kalbė, nes žmonės turbūt nesupranta, apie ką kalbė. Tai mes kalbame, tarkime, apie žmogų, kuriam yra burnos dugno vėžys ir mes jam išpjauname pusę apatinio žandikaulio su dantimis, nupjaunam pusę liežuvio tuo metu irgi ir padarome jam naują liežuvį, paėmę iš kojos minkštų audinių ir kaulą ir įdedam vietoj žandikaulio kaulą, iš tenai to minkštų audinių suformuojam naują liežuvį. Ir reiškia, žmogus turi iš naujo mokytis kalbėti, žmogus turi iš naujo mokytis valgyti, tai nuryti elementariai, tada jau tenai kramtymo funkcija gali būti atkuriama, vėlgi finansavimas dantų ten implantam, protezam yra labai menkas, gali gauti tie žmonės kažkokią kompensaciją, bet jinai toli gražu nepadengia tenai tos visos reabilitacijos. Na ir kitas aspektas, tai kad mes koją dar sužalojam dėl to, kad paėmam iš tenai 10 cm kaulo ten ar dar kažkiek, tai ar iš klubo paėmam kaulą, padarom kokią pilvo išvaržą, bet pagal tuos visus lygos kodus, sakau, tas reabilitacinis gydymas, tarkim, nepriklauso, bet logopedo paslaugas galime gauti. Taip. Ir tai žmonės pasislėpia, kažkur gyvena, pats save reabilituoja? Tai žmonės prisitaiko, žinoma, aišku, priklauso nuo pastangų ir nuo žmogaus paties būdo. Kitas dalykas, kitas variantas yra tas, kad kiti per aplinkui vis tiek kažkaip tai susiranda tą pagalbą, bet kad mes jiems, taip sakykime, kokybiškai suteiktume tokią paslaugą, taip nėra, kad nukreipiam ir sakai, tai tu dabar kreipkis į ten mūsų reabilitologą ir tau viską ten sustiguos, tai šitaip nevyksta, čia tiesiog kaip išskirtiniai visokie su raštais į ligonių kasas, kad padengtų šitus visus dalykus vyksta. Taip. Esi puikus moteriškos lyderystės pavyzdys. Daug kalbė apie ores darbo sąlygas, apie pagarbą atlygį medikams. Ar matai pokyčių šioje srityje? Nežinau, aš taip galvoju, kad vis tiek šiuo metu mūsų atlyginimai tenai kyla, ten po kokį 50 eurų, man atrodo, ten kažkas tokio per metus, bet tai vargiai ten padengia tas infliacijas visokias ir panašius daiktus. Tai vis tiek visi mano kolegos be išimčių dirba privatų darbą. Privačiam sektoriui visi dirba. Ir man atrodo dabar čia su šitais inicijuojamais visais pakeitimais, įstatymų pakeitimais apie ten priemokų, ten nuėmimą ir taip toliau, kad ko gero blogėja šitos sąlygos. Manau, kad jos negerėja šiuo metu, o potencialiai blogės. Mano toks mąstymas. Nežinau, taip man atrodo. Ar jauti kažkokį nuovargį? Jaučiu nuovargį dėl to, kad mano gyvenime atsirado vaikas ir aš turiu automatiškai daugiau išlaidų. Aš klausiu dėl to, kad aš pati turiu. Taip, nes tai yra finansinė našta. Tu nenori tiek daug dirbti, bet nesvarbu, kiek tu dirbsi, iš tikrųjų, tu gausi tiek pat atlyginimo. Tai jeigu aš sėdėsiu kabinete ir nieko neveiksiu, aš gausiu tuos pačius pinigus, kaip sėdėdama iki nakties, kaip aš darau. Tai
motivacijos yra mažiau ir tu pavargsti dėl šito ir pavargsti dėl to, kad grįžti namo ir su tavim nešneka tavo vaikas, nes tu vėl grįžai vėlai ir tiesiog siaubas yra. O tu bent jau būtum uždirbęs kažkokių pinigų ten, ką nors, nežinau, galėtum pramogų savaitgalį susiorganizuoti. Taip nėra, tu nesi finansiškai toks laisvas, tarkime. Koks galėtum būti, jeigu būtų. Jo, nes aš jaučiu tą patį ir, sakysime, kad tu palėtei temą apie tavo augimą, sakysime, profesijoje, kuris yra paremtas tik tai tavo vidiniais resursais. Taip. Nes išorė visiškai tave nestimuliuoja, nes tu gali daryti paprastas operacijas ir bus viskas tas pats, tu gali tobulėti ir irgi bus viskas tas pats ta pati alga ir tas tobulėjimas tikrai nėra motyvuojamas. Tai šitas dalykas, aš manau, kad tikrai yra labai skausmingas. Ir, sakysime, karjeros vidury, kurioje dabar esu aš, tai taip gan skausmingos tos mintis ateina. Taip. Absoliučiai normalu, man atrodo, nes tu ten rezidentūros metu galvoji, kad tu čia dabar viską išmoksi ir tada jau tu jau čia atsisėsi, atsikvėpsi, darysi tą, kas tau patinka, bet iš tikrųjų tu dirbi labai daug, tu darai pačias sudėtingiausias operacijas Lietuvoje, jeigu mes išsiunčiame dėl to, kad negauname instrumentų tinkamų, tarkime. Buvo toksai etapas, kada išsiuntėme žmonės į kitą kliniką, kad jie galėtų išoperuoti tuos žmonės, jie visi grįžo pas mus, nes buvo nesiimta tokių operacijų. Ir tu žinai, kad tu esi paskutinis taškas, kad esi aukščiausios kompetencijos skyrius ir darai pačias sudėtingiausias operacijas ir tu vis tiek gauni mažiau negu tas skyrius, į kurį tu siuntei tą žmogų. Ir tas ko gero niekada nepasikeis, aš galvoju. Bent jau per mano gyvenimą. Tavo jo, nes, sakau, karjeros vidury tai supranti, kad yra ne tiesiog chirurgija, o yra tiesiog chirurgija tavo gyvenimo kelyje. Taip. Kuris yra gan ribotas, kuris yra gan, tai yra tavo metai, tu nežinai, kiek tau duota ir iš esmės šitas yra gan skausmingas dalykas. Gerai, ką norėtum pasakyti jaunai kolegijai, kuri dvejoja, nori pasirinkti chirurgijos kelią, bet kažkaip bijau, nenoriu, sudėtinga, ką pasakytum? Ne, jeigu galvoji, kad nenoriu, tai tada ir nenoriu. Reikia labai norėti. Jeigu dvejoji, tada nereikia. Aš manau dėl to, kad, kaip tu sakai, kad atlyginimas nebus didelis. Dirbsi sunkiai, tikriausiai. Arba nesunkiai, bet tada kam būti chirurgu, jeigu nenori kažkokiu sudėtingų atvejų, tarkim, operuoti ar dar kažko. Tai manau, kad neverta tada šito rinktis. Kad reikės pakovoti su visais kolegom, kad įrodytum, kad tu esi geras arba geresnis, jeigu tu nori būti geresnis arba geriausias. Tai tu turi būti motyvuotas, nes atlyginimas tavęs nepamotyvuos. Vienintelė motyvacija tavo vidinė, reiškia, kad tau turi labai patikti tavo darbas. Man labai patinka mano darbas ir aš dėl to dirbu čionai. Aš galėčiau rauti protinius dantis ir uždirbti ko gero kokius 6 kartus daugiau negu čionai darydama didžiausias rekonstrukcijas. Tai man atrodo, tu jau turi žinoti, kad tu nori čionai eiti chirurgiją. Jeigu nors truputį dvejoji, tada geriau jau ką nors kitą. Dermatologija. Estetinė chirurgija. Injekcinė chirurgija. Jo, bet injekcijos argi čia chirurgija. Nežinau, aš ar... Čia mes tu taip galvojame. Jeigu nori daryti injekcijas, taigi gali būti dermatologu, paprastuoju ir viskas. Kam tada plastikos chirurgijos rezidentūra? Tu tiesiog gaišti laiką, man atrodo, savo ir tiek. Ačiū Otilija už drąsą, kad kalbėjai ne tik apie techninius dalykus, bet ir labai tokius žmoniškus dalykus. Ačiū dar kartą, žaviuosi. Ačiū už pokalbį.